Tai sveiki mano chibrytė. Krausimės Vilniui spektaklį. Bus ką veikti. Aišku, čia antrą kartą esu. Per savo gyvenimą pirmą kartą ir kai teko čia įsigraudinėti. Bet pačiam senamiesty, pačiam centre, prie katedros. O krausimės mes Nacionalinį dramos teatrą. Bus ką veik biškį važiuoti ir išvažiuoti, nes siaura viskas, žiūrėk, kaip viskas siaura. O akis galų dar akis durt, galų tiks durt. Na, kaip nors. Ir kiek man, pavyzdžiui, žiūrim iki iškrovimo, iki to taško, apie kilometrų. Nes berods reikės rytoj įsikraut iš ryto. 683 kilometrai. Nu tai gerai, kiek iš šiandien pavažiuosiu. 10 valandą ir davažiuosiu. Tai kažkur nedavažiavęs, nedavažiuosiu Varšuvos, tai kažkur netoli Varšuvos būsiu. Stosim, būsim 9 valandas, aš taip galvoju ir viskas, ir važiuosim, ir davažiuosim iš pačių rytų tenais. Nu ką, bandom išvažiuoti iš šito senamiesčio. Patinka man tokios šiknaskylės. Tokios vietos, kur labai sunku įvažiuoti. Čia tai žiauriai siaura. Dar gal diržo nesiseksiu. Nu, išleisit mane. Ar neišleisit? Nu, čia dabar. Nu ką, bandom važiuoti. Bandom pirmą išvažiuoti, Man reiks kairė. Kairiantį yra sunku. Važiuoti dar lengvas. Tai lengvai. Įdomu, ar išeis man išvažiuoti. Taip. Aš kai kabinuos. Galbūt ties patrauk šitą. Biškį lėčiau konteinerį. Ne taip lengva. Man trukdom lengvąją. Kaip su lengvąją, tai nežinau. Nu, bandysiu pabiškį kažkaip užvažiuot. Trukdo lengvąją, tas lengvasis, aš lengvai pralyšiu. Ką daryt dabar? Ką daryt? Biškai atbaliniu pavažiuosiu. Išeiti man čia biškai išvažiuot. Mašinos laužinimas. Ta prasme. Važiuosim į bordiūrą. Važiuosim į bordiūrą. Gražiai išvažiavom. Važiuojam, nebus kitų kokių nesąmonių.
važiuot. Prasideda. Iki žvėdavį viršuj. Sudė kabinu. Eini pėstysis, iki praleistas, tikrai už apkabysiu vaiką. Ai, mamamas šitas darbas. Lengvai, gražiai. Važiuojam toliau. Ką čia pavažiuosiu, kad čia viskas trukdo. Saulės spigina, nieko nematau. Prie vaidurdėlius. O. Važiuojam. Šiaip ne taip. Šiaip ne taip. O čia tai yra žiūro. Čia yra žiūro. Sukite kairyn. Taip. Čia dabar išvažiuoti reiks. Kažkaip rodo man į kairį pusę važiuoju, bet tikrai ne kairė, nes ten nesąmonė, aš ten išvažiuosiu. Žiūrėk, gal praleis kažkas. Man ten palauk kairė yra pasakys, turėtų būt. Čia yra žiaurumėlis. Važiuok! Oi, dėkui, praleidžiu. Labai dėkingas. O, katedra. Katedra. Ką laukiam, laukiam. Raudona, labai turmas šviesoforas. Suksim į kairį, paskui vėl kairėn. Du kabelukai. Važiuojam. Dešinėj Gedimino pilis. Nu ką, važiuojam. Man iki vietos 600 virš kilometrų. Nu kaip noras, tai važiuosim. Turėsim, kas pasitars su vadybininku, ką čia daryti, ar papildomą 10 valandų vairuot šiandien, ar tiesiog kažką tokio. Žiūrėsiu, dar kokios ateity, kol kas važiuojam. Nes rytoj, kaip suprantu, iškrovimas. Tai iškrovimas. Enkis šitą. 100 metrų žiedinėje sankryžoje rinkitės pirmąjį išvažiavimą. Sargai važiuosim. Eido vėl raudona. Čia visi baigi darbus ir kamščiai bus nemaži. Iki taško liko 405 km, darausi paziukę. Pasidarysim pauzę ir įdėsim toliau. Rytoj įsikrausim ir lauksim, kad ketvirtadienį ir penktadienį lygtais pakraus mane vakarį ir važiuosim namo. Turėsim šeštadienį būti jau namuose. Teks per naktį vėl važiuoti. Va, kaip gražiai pasidariau. Va, Žalgiris, jei matot, paskui žiūrėkit lemputės. Aišku, dar biškiais pasitobulinti. Dar sugalvosiu, kur juos dar normaliai padėti. O dar šiaip gražiai.
užkabina papušių. Atrodo, kad kokios būtų kalėdos. Jau kažkas buvo. Avarija kažkokia. Sudegė fūra. Atsipadau, kokia avarija buvo. Dali Varšuvos. Kiek, važiuojam toliau. Parką nustatęs 116 km, važiuoju. Čia žiauriai didelis parkingas. Liko pakuoti 9 valandas. Ir važiuosim rytoj toliau. Važiuosim į tašką. Bus savo netoli. Nežinau, kiek bus kilometrų, bet bus netoli. Kaip tai gražiai žiūrisi, kai važiuoji. O šviesos. Aišku, ir mane mato labai gerai. Nes kai tai štai įsijungi šviesas, irgi mato labai tave. Šiaip gerai, gražu. Labai retai, kada matau, kad būtų Varšuvai. Dar kokią valandą kamščiai. Keista. Čia bus kokie kelio remonto darbai visą laiką. Kaip nervuoja. Norisi kokį šitą parkingą davažiuosiu. Šiaip nedaug likę, 32 km, gal davažiuosiu. Tai labą rytą, kebrytė. Man iki taško liko 151 km. Man liko 12 minučių ir galėsiu startuoti. Žiūrėjau šiandien oro prognozės. 16 šilumos čia bus, oho, pavasaris. Na, čia gal gali būti klaidinga, pasižiūrėsim kaip čia bus. Ar šilta ar šalta bus šiandien. Nu, įsikroviau už tašką. Važiuojam į parkingą, rytoj pakrovimas apie 10, 11 vakare, kažkas tokio. Ir naktį važiuosim. Naktį važiuosim link Lietuvos. Man kažkur 500 virš kilometrų. Iki namų, tai grįšiu greitai. Taip, 11 valandą kraus, gerai valandą kraunam, 12 kažkur. Kažkur apie 2 būsiu namuose. Kažkas tokio galvoju. Na, žiūrėsim. Viskas, baigėsi darbas. Labai greitas. Tik žodžiu 2 valandas pavairavau ir viskas. Įsikroviau tą spektaklį. Rytoj, kaip ir minėjau, vakare po 10-11 vakaro kažkas tokio. Nu, šiaip gaunasi kaip naktis. Pasikraunu. Ir ką, važiuojam toliau. Davažiavau iki parkingo. Žiūriu, čia normaliai. Viena transportinė, antra, trečia. Dar policija stovi kitai pusė kelio. Va, 1, 2, 3. Jau galvoju, mane stabdys. Bet nestabdė, viskas kaip ir gerai. Nežinau. Kaip čia bus tada toliau. Vakarą. Oi, atsiprašau. Nu ką, skambinu čia neseniai prieš porą valandų. Kad 9 valandą reikės nuvažiuoti nais. Pasikrausiu už spektaklį ir važiuosiu link namų. Tai jau reikės dabar pradėti neužilgo važiuoti. Ir per visą naktį važiuosiu link namų. Tokios neužmigsiu, jau seniai važiavau. Kai nori namo, dar reikia važiuoti, kaip sakom. Sveiki, mano kebrytė. Žodžiu, per naktį važiavau namo iš Lenkų. Kokią gal 7 ryte grįžau, kažkas tokio ryte. Nu ką, savaitgalį pasiilsėjau. Pirmadienį paprašė pavažiuot fūrą. Nu ką, tai važiuojam ten, sakau. Tai va 2 taškus susikroviau Kaune. Dabar Raseinius susikroviau. Darausi pauzę. Ir liko dar Kelmė ir Šiauliai. Įsikraunam, atrodo link namų judėsim, nežinau.
Tai vėl šitie veidrodėliai. Veidrodėliai. Rūkį savo sėdžiu. Ką, važiuosim toliau, kai čia liko kitas pauzės pabaigos, dar 15 minučių. Ir važiuosim. Nu va, jau savo mieste esu, netoli, kai sakoma, netoli, kai sakoma, savo bazės. Sukite dešinėn. Būsiu namuose. Sukite kairėn. Baigiu darbus, susikroviau 5 taškus, Kaune 2 taškai buvo, kaip minėjau, sukroviau, paskui Raseiniai, paskui Kelmė ir Šiauliai. Ir tu šis navo važiuoju. Tai sakyčiau, normaliai, normaliai. O ką rytoj? Rytoj su savo mašina važiuosiu mažiuke. Vilnių įsikrausiu. Tašką. Paskui pasikrausiu tašką ir lygtais važiuosiu, jo, kaip man sakė, važiuosiu į Austrus trečiadienį. Apmaršau, kam nesunku. Pasidalykit vidosiukų, paskraibinkit, parašyk komentarą, laiką ir judam kabrytą toliau. Čiau!